Vakar po steidžo nesidariau masažą. Tai aš esu piktų, jeigu šaibą pistarsiu. Ačiū. Pica. Cenana. Bam! Galiu tau kamerą vieną, pim, duoti. Pasistengsiu jums parodyti, kaip viskas vyksta, norint pagauti roką. Dance. Na kas tau yra? Opa! Oi! Biškai perdėgusias. Jaučiuosi laimingas. Sveiki visi, šį kartą sveikinuosi ir tas, kas už kameros. Pasistengsiu jums parodyti, kaip viskas vyksta, norint pagauti roką. Ką tik rokas pravažiavo. Lekiam toliau, ieškot į priekį, turbūt į finišą, jeigu spėsiu. Vargais negalais atvažiuota buvo ir į finišą už manęs. Liko sulaukti roko, visai netoli liko, prieš paskutinis checkpointas, čia jau paskutinis. Keli šimtai kilometrų, atvažiuoju čia, dar keli šimtai kilometrų, nuvažiuojate atgal iki Riado, kur bus šios dienos bivakas. Tai dabar laukiam roko ir tuo pačiu jums pafilmuosiu, kas yra čia gero ir kaip visa šita logistinė dilema netgi atrodo, ar ne? Matau dabar, Raptoriai grįžo, tai pasiemu kamerą, einu pafilmuoti jums. Nu, kaip tau diena? Ką, pirma savaitė baigta, vos grįžom su šviesa, šiandien davė labai daug kopų, daug smėlio, visai buvo nelengva važiuoti, bet mes čia esam, poilsio diena, šiaip reziume, tai viskas gerai, stabiliai, taupo mašiną, saugom, ne per daug spaudžiam, tai vis tiek turim, kaip pasakyti, nuo Stefanas atsilieka 40 minučių, tai čia mums nėra ko mums skubėti. O antra pusė bus dar įdomesnė, bet žiūrėsim kaip seksis, o šiaip tai viskas gerai. Ačiū visiems, kurie sekat, žiūrit ir susimatysim rytoj. Manau irgi per poilsio dieną, nes rytoj laivą darysiu, tai galėsim pabendrauti. Tai ačiū jums ir varom ilsėtis. It was slower than what we thought. We stayed. Big plunge. But the car is handling very well. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm good, how about you? So far, so good. We are leading with 45 minutes, so I guess there isn't a better way to arrive to the rest day. Our star. Rokas Bazooka! Come here, Oi, šaibas, I want to surprise you, man. surprise, man. The doctor's away. Whenever you would like. Oh, thank you, lovely, You man. need to get some calories in You first. see, this one is a Yeah, proper food. You have to eat it, so I don't. Okay? You wanna test? This is beer. This is nothing of an ostrich. Whoa. I give you what you give you for me. I give you this one. Very similar. What we got here? Good. We got meatballs. Then later, pa. In the light, we will fight. Meatball fireballs. Oh. How are you? Fine, you? Yeah, good, thank you. Well done. Thank you very much. Cute that your parents are here. Yeah. That's exciting. Yeah, so nice. Are they here for the rest of the rally? Yeah, there is a Amazing. Are they staying the whole time? Yeah. Oh, amazing. Where are they sleeping? Have they got In the hotels? hotel. Yeah.
Get your mic up first, please. Thank you. And can we just get a clap into the mic, please? Talk to me through a little bit about what happened on today's stage. Today long stage actually. We wake up 6 in the morning and arrive 9 in the evening in the bivouac. Today was sandy and most of dunes, actually 350 I think, was not so fast at the stage. The kilometer was slow in the dunes because we have to climb, go down. It was not easy day actually. We had to climb one big dune. In one time we haven't take it. We have to go back and find a way, go around somehow, but we'd find it. In the end, it's perfect. Nu ką, bičiuliai? Iki. Ne, atsikėlėm, įsimiegojom. Aišku, tas miegas, taip kaip kiekvieną dieną kelies, tai kažkaip ir neina įsimiegoti ilgiau. Tai vis tiek anksti atsikėlėm 8 ryte, nuėjom papusryčiavom su šturmanu. Čia toks kemperis, biškai bardakėlis yra toks minimalus, bet yra dar baisiau buvę. Tai šiandien mūsų planas turbūt, kad mes parodysim bivaką savo Defenderio, ką, kur, kas, kaip, kur, kas vyksta, kas ką daro, kas už ką atsakingas, kas kur kaip. Tai čia esam dabar mes kemperį. Ką, vitaminai čia tokie visokie stafai mano lokalų, žinot. O visa kita čia daugiau yra daiktai, permiegojimui ir viskas. Dušu nesinaudojam iš tikrųjų, nes nenorim čia šlapinti. Viską einam iš tikrųjų, kur bendrieji yra, kur visi mechanikai, kažkaip patogiau ir greičiau. Tokia įdenelė jau pasirašėm, va šiandien studentai iš Saudo Arabijos ateis, duosim kortelės, žinai. Tai čia prašė komanda pasirašyti, pasirašėm. Tai manau, kad galim eiti, ne? Sutinkat su manim? Einam. Tai va, matot mūsų tokia oazė, miegojimo vieta, poilsio vieta, bet kartais nebūna poilsio vieta čia, nes praeitą bivaką buvo kažkur generatorius tokia diduma, tai visą naktį tai sunkiai jau užmigti, bet tai va, čia mano kemperis, tenais kaimynas Stefan Patrancel, po to Sara tenais, tai visi mes taip kaiminystėj ir gyvenam. Tai va, tai tokia oazė, va, džiovinami aprangos, viską, kėdutės pačilinti. Tai va, čia tokia Defender irgi komanda, va, kiti ilsisi inžinieriai ir taip toliau. Čia daro maisto kemperį mūsų. Tai eime pažiūrėti, manau, visą servisą. Dave, come here a little bit. I wanna ask you what you do here. What I do? Yeah. What is your job? My job is to drive this beautiful machine. Yeah. And then sort tyres, make sure we get them fitted, correctly pressured, and make sure they're all in good condition, ready for you guys to go out and attack the desert. How many tires we have? We have 98 on here, but Goodrich also carry tyres for you as well. Right. So in total we'll go for about 200, maybe 150 to 200 How many tyres. we destroyed already? A lot. A lot? Good job. Good job. You kept me in a job. Probably I would say you're doing 7 tyres a day. Yes. Depending on if you get punches, so 7 tyres a day. All right. So you best part of probably about 100 tyres already between 3 of you. So Kažkur apie 80 kaput. Okay, thank you very much. No worries, man. Have a See, good day. yeah, einam, čia pažiūrėsim. It's possible open? Nobody can come here. Just VIP guys. Thank you. Tai va, čia dabar visos padangos. Tai čia sudeda sumontuotas padangas ir taip kaitalioja. Tai yra ir kai kurios pradurtos. Didelis generatorius, prie šito turbūt ir kompresoriaus mechanika. Kompresorių neturėtų mechanikai. Viskas šitas varikliukas dirba ir oro pučia ir taip toliau. Čia visos yra, kaip pasakyti, vat, kastrolis, tepalai. You can go if you want. Sure? Yeah, sure. No problem. Show them around. Show them where your gloves are. Čia visas toks stafas yra vat, detalės, kas reikia, ką pasikeisti, visa linija vien detalių. Tai žodžiu, čia daugiau kaip ir nieko nėra. Tai kas sugadinta, tai ateina mechanikas, sako, kad reikia man šitos detalės ir žmogus atsakingas paduoda detalę. Čia pats geriausias yra suvirintojas, jis viską virina, apsaugas, viskas. Kažkas, kur jau mato silpnas vietas, jis padeda suvirinti viską ir laiko. Tai vienas iš kiečiausių suvirintojų, nes tokį žmogų reikia turėti. Čia galit ir parodysiu. Tai parodysiu, vat, viską čia jisai šlifuoja, tą daro. Kaip met?
Va čia yra amortikai. Tai čia rebuildina visus amortikus, kas jau yra susidėvėję, pakeičia tepalus, hidrauliką, nu žodžiu, viską padaro, kad būtų eitų į vėl kai vėjas. Tai va, čia irgi detalės, žodžiu, vien detalės, nes daug tikrai detalių reikia, nes mašina per akmenis tikrai mato vargo. Tai va, čia tokios 2 fūros, einam toliau. 2 vietos, kur amortikus daro, tai va. Tai va, čia toks biški balaganėlis, bam, pauglam, kaip sakoma. Tai be šių žmonių, kurie čia yra, mes negalėtume startuoti. Va, šitas yra mūsų sunkvežimis inžinierių, tai nueisim į vidų, pafilmuosim, pažiūrėsit, kaip ten vyksta viskas, ten daug žmonių yra. Ten yra VIP, kaip sakau, vipinė fūrelė, kur gali pasidaryti skanios kavos, aptarnauja tave labai puikiai, labai fainai. Per poilsio dieną viskas keičiama yra, iš tikrųjų viskas, mašina atrodys kaip nauja. O kaip be mūsų partnerio Red Bull'o. Tai va, tai opla. Red Bull'o šaldytuvas, grįžti iš karto visą laiką yra. Va, matot, net nėra nei stabdžių, nei galinių šakių, nu viskas, matot, pakeista, viskas bus kaip nauja. Va čia turime. Mes visą laiką su sto kategorija vežamės 3 padangas. Aišku, dabar nėra padangų, tai reiškia viską nori išvalyti, viską išplauti, nu žodžiu, kad būtų ciki-piki. Sėdynė šturmano, Oriolis, kuris šturmanauja ir be jo nieko negalėtume padaryti. Turime, aišku, ir kondicionierių. Čia vat yra džekai, kur, pavyzdžiui, jeigu užklimpai ar padangą pasikeisti, vat kara, pasikelia mašina ir tada keitiesi ratą. O šiaip tai vat yra iš tikrųjų pusašiai, reduktoriai, dėžė, variklis, standartas, viskas standartas. Tas pats, kad tu galėtum nuvažiuoti ir nusipirkti automobilį Defenderį pas kažkokį dilerį savo šalyje. Pagrindinis mechanikas, kuris atsakingas už viską, mūsų dirba 3 mechanikai. Tai jisai šef mechanikas, yra 2, kurie palei jo pasakymą, ką reikia padaryti, jie turi padaryti. Nu, žodžiu, viskas yra keičiama, mechanikai irgi jiems reikėjo poilsio. Kai grįžom vakar iš greičio ruožo, tai daug prie mašinos nedirbo, nes reikia vis tiek pailsėti. Tai jie dabar pailsėja ir visą dieną dirbs. Tai sunki diena laukia jų, bet be jų mes būtume kaip be rankų. Vat vairą nusiėmė, kai išlipi, tada gali prisifiksuoti labai lengvai. Takšt ir važiuoja, žinai. Tai sėdynė, daugiau čia gazas stabdis ir važiuoti. Va čia labai fainiai padaryta. Galvoja, kad automatas, bet mes čia mušinėjom poweras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai tada, jeigu nori atgal, žeminti poweras, tai takšt. Tai labai fainas šitas dalykas. Tai tikrai ralinis automobilis. O čia yra hidraulinis džekas, kur, pavyzdžiui, jeigu prakirtai padangą, jisai taip nusileidžia ir pakyla mašiną. Tai labai geras dalykas. Nereikia, žinot, su bagiu, tai tu turėjai mechaninį tą džeką, žinai, tai turėjai tu jį visą su ranku pumpuoti, ten paspaudė ir jisai pakyla. Tai va, galim pasižiūrėti, kur 3 ratas dedasi jisai va čia, vežamės dalis, ten viršui užsidedam šalmus, kur šitas mato toks balionas, tai jisai oro balionas, tai prisipūsti padangą ir taip toliau. Kodas pakeis, bus šviesus, baltas, gražus. Čia visą laiką analizuoja važiavimą, kaip mes važiuojam, kaip kas, kur mes galim klaidas darom ir taip toliau, žinai, tai daug darbo vyksta čia. Greik, Indus, tell in camera something. Who are you? What are you doing? And why are you here? My name's Craig. I'm Bacchus's race engineer, so I'm here to make sure he's got the best car possible. Give him something he can finish Dakar with a good result. Yeah. Thank you, mate. Thank you. Be jo irgi būtų kaip be ranko, tai labai fainai. Tai va tokią mes turim fūrą, kur mes, pavyzdžiui, visi inžinieriai debriefą darom, tai žiūrim visai fainai. Defendere. It's like Italian, Defendere. It's a present for you. Thank you. Saudo Arabijai nupirko, bet padarė klaidą. Defendere. Good. Pasidėsim. Tai va. Thank you very much. Pleasure. Vakar po steidžo nesidariau masažą, einam, pasigausim mūsų fizio žmogų ir turbūt, kad turėsime gerą relax body. Defender! Zuka! How are you, mate? Good. You look nice. Thank you. Yeah. Tommy! What time is it, bro?
Too much, everybody. Rokas, Rokita, Madita. You want to go? Yes, I would like. He is too aggressive. Always. Too fast. Dig. Bam. Tell me in the camera, who are you, what are you doing here, and why are you here? Okay, why am I here? Yes. I've been asking myself that question for the last week. But hi, my name is Tom Croswell. I'm the Health and Performance Lead for Team Defender Rally. And although depending on who you talk to, I'm either Physio Tom, Chef Tom, and I will answer to most names. Rokas likes a little bit of kind of physicality, so welcoming you into what we're going to get up to. All right, mate. What about you? Jo, su Orioliu ten to važiavimo daug. Kai aš supyktų, jeigu šaibą pistarsiu. Gal nebandysiu. Aš visada galvoju, paperšiu, ką sakyt. Tai va, kažkaip taip gyvenam. Ne, tai sveiki vyručiai ir moteris ir visa Lietuva. Vakar nesimasažavau, tai šiandien biškį gal ilgiau padarys. Šiaip tai gerai, man patinka masažai. O šiaip taip rezume galvoju, pirmą savaitę visai praėjo neblogai turbūt. Aišku, daug streso, taip lengvai pasakius, kad šis Dakaras kažkaip iš tikrųjų ne pats maloniausias, nes tos pirma ta savaitė tikrai sudėtinga davė dakariško greičio ruožų, kur tik jau pameluot trečiam greičio ruožėm mėgaujausi važiavimu, kituose tikrai buvo toks vargas ir kančia, žinai. Bet mes kažkaip taip ramiai, be streso, žinot, tas stresas gali bet kada ateiti, tu niekada nežinai, kad kitą dieną ar tau atsitiks, ar kažkas bus su technika, bet žinai, tikiesi geriausio. Tai antroji pusė tikrai laukia irgi daug iššūkių, dar vienas maratonas. Maratoną dieną iš viso neįsimiegi, nes ten duoda palapinę, čiužinys, tai ten miegi tas pats kaip ir ant žemės, nu žodžiu, tokia, žinai. Bet visiems vienodos sąlygos, tai nėra čia ko bliauti ir verkti, žinai. Tai gyveni ir mėgaujies, vis tiek toks kelionė, prisiminimas Dakaro, tai visai fainiai, bet esmė, kad 5. Dakaras man ir tokia istorija ir aš jau įdomiai pats nesitikėjau, nes skirtingose kategorijose aš laimėjęs esu po greičio ruožo, daugiau ar tai 1-2, nesvarbu, bet tikrai daug esu laimėjęs po greičio ruožo, tai su SSV klasė, Challenger ir Sto kategorija ir tu 1+, tai trūksta tai žodžių su fūra laimėti greičio ruožą ir bus visose kategorijose gavęs medalį, tai toks keistas kažkoks ne jausmas, bet nesitikėjau, žinai, kad čia taip gali būti. Tai va, rezume viskas gerai. Tomas masažuoja puikiai, tai labai gerai. Tai va, kažkaip taip, tai dabar biškį mini pauzelę, pailsėsiu, gal pasnausiu 20 minučių, tai va, susimatysim. Kol Rokas darosi masažus ir kalba su kamera, aš turiu specialią Dakaro misiją. Tiesiai iš Lietuvos man pasiųsta. Varam dabar prie valgyklos, palapinės, kaip čia pavadinti, cateringo. Ten yra gift shopas. Reikia porą dalykų nupirkti kolegom, komandai Lietuvoje likusiai. Tai būtinai įgyvendinsim ir jums parodysiu, kaip tai atrodo. Paskui gal ir Rokas dar parodys bendrai erdves. Matėt praeitą mūsų vlogą, galit pračekint, kaip ten viskas atrodė Heilo bivake. Šį kartą esam Riade, tai čia praktiškai tas pats. Tik kad smagus pokytis yra, kad vaikštom ne žvyrais, o asfaltu. Visur asfaltas, tai tikrai smagiau. Manęs gal taip gerai dabar negirdėsit, kaip pirmai girdėjot, bet va, įeinam į visą šitą erdvę cateringo. Dakaro klubas yra, žmonės gamina maistą, kepa, viskas kepa, steidžias. Bet mum yra svarbu dabar kitas dalykas. Praeit va ten. Ten yra oficialus Dakaro šopas, parduotuvė. Žmonių nemažai dabar jau, šiandien poilsio diena, tai visi atsilieka va tokius darbus, kažką nusipirkti ir panašiai. Ir va jau atėjom, eilės šiandien nemažos, taip atrodo Dakaro parduotuvė, šilta čia.
Norit megztinio, maikutės, apatinių rūbų, striukių. Kainas matysit viršuj. Nėra labai pigu, bet kokybiški rūbai. Tikrai. Big t-shirts. Ir panašiai. Eisim į eilę, nes mums daiktas reikalingas yra ant tiek vertingas ir geras, kad paslėptas po apačią. Teisingai, medalio. Mums reikia Dakaro medalio. Patys laimėti negalim komandą, tai mums reikia nusipirkti. I need 3 medals. 3? Yeah. Second one? Camera, you see? Yeah. How is it going? Very well. How is the shopping? Very hectic, can you see? Yeah, totally. Rest day, busy day. It is indeed. And congratulations, you already won now the rally. Yeah. Thank you, bye-bye. Viskas. Mano tokia mini misija Dakaro, tik laimėti stage'ą, įvykdyta. Turim 3 medalius, tai 3 stage'ai mano sąskaitoj. 2 padovanosim, 1 jaučiu pasiliks. Kažkaip praeitais metais nebuvo pamąstymo savo nusipirkti, bet gerai, kad visi vienodi, nėra datų. Tai manau, kad čia atvažiavus, nusipirkti tokį daiktą yra privaloma, nors ir brangu, 5 eurų gal, kaip brangu, gal ir nėra labai brangu, už vienetinius daiktus turbūt, ne? Nes internete nemačiau, kad galima nusipirkti, nebent kažkas perpardavinėjo, bet oficialiai tai nebuvo. Mano misija atlikta, laikas nuo laiko gal dar mane pamatysit, jeigu turėsiu ką aš jums asmeniškai parodyti. Šiandien poilsio diena, daug midijos, rytoj laukia sekantis etapas. Važiuosim toliau. Startas, finišo jau nebus gaila, nes manęs laukia skrydis į Lietuvą atgal. Tiek iš manęs, keliaujam. Matai, Sima, žaidimuks remomis Fortnite. Fortnite? Rėmėjas ir Fortnite. Žaidime galės su tuo Defenderiu važiuoti. Tai? Are you all good? Good. Thank you. That's for Anne-Marie. You really want to steal from Anne-Marie? Are you sure? No. Don't be sure, huh? Hey, paparrucas! My friend, Bell. Where is Bell? Waiting for our turn to get the food. It's always that busy. Yeah, that's why we never come. So you ate here? Not a lot. We have one guy taking care of the food. He cooks some stuff for us when we arrive from the stage, so we don't have to make all the line and everything. Valgau. Šiaip geresnis maistas, bet kartais nelabai skanu būna, bet šiaip visai neblogai. Žiūrėsim, ką duos šiandien. Ką Rokai valgys? Kažką, mėsą, burrito kažkokią ir burgeris, pusę burgerį. Tai va, ką? Jums taip pat. Gerai, ne pats įspūdingiausias, bet užkasti, alkį numalšinti, tai gerai. Einam, dabar turim medijos dieną šiek tiek nuo 2 iki 4 kalbėsimės labai daug. Not really nice. The meat was too hard, and actually I was excited about the hummus, because it's typical from here. And right when I got there, it was finished, so I couldn't even eat that. So yeah, not my best lunch, definitely. Yeah, happy. Nothing new. It's just we still got the gearbox and transfer case to change, but once that For goes everybody, you think? yeah, everyone. Just a precaution. Everything looks okay. It's not bad.
We've seen a little bit of something where you haven't requested a gear shift and it's done automatically, which could be a sign of clutch stress or wear. So it's signs maybe that it's time to change, but it would still work fine. But not too much more to do. The gearbox is the big one. The big one, okay. Literally, fucking massive. Mister, how are you? You are busy? Huh? Busy. You are a superstar, huh? Yeah, for sure. For sure. You will see when you will be a superstar. Yes. Later. Yes. But you see when you drive, you see which flag is this? Yeah, no French. I saw a lot of, no, I saw only one time a French flag. Yeah, I see one, small one. Yeah, a lot of time for Tai va, šiandien keičiame visiems greičio dėžę, tai čia yra saugumo atveju vis tiek turim pakeisti, kad antra pusė laikytų, tai matot kokia didelė greičio dėžė yra ir yra reikalų ją įdėti. Tai mechanikai dirba stipriai iš tikrųjų. Tai va, o einam dabar jau čia einam pasifotkinsim mane, savo merčą pareklamuosim, kažką padarysim. Built different. Eisim padovanoti Deivui maikutę. Bet jo dydis Elas yra, ką žino, ar jis tilps. Tu ateis nenori čia prie visų duoti, žinai, kaip užpavydėti. Taip. This is oversized S size, but I don't have Oversized M. I mean, S. Let's, maybe you can fit. If no, give for the daughter. Give it to my daughter? Yeah. Well, why don't I just give it to my daughter anyway? Yes. Because I'm sure she'll look cooler in it than me. Yeah, probably. Legend, thank you. Cheers. Ačiū. 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 Bless you. Nu, nėra. Pasveikai? Pasveikai? Ja, Nesikeik, dabar tavi live filmuojam. rimtai? Va, va. Kodėl negaliu ateiti iki tavęs? Pats žinai? Tai kad nenori susirgti. Tai ką papasakosi, kaip tau sekės pirmą pusę? Tai gerai, viskas ne per to virusą. Tai koks čia virusas? Dar neaišku, ko darysi, dar testą vieną. Afrikinis gal kokį pasigavai, afrikinį? Žinau, čia tu prasirgęs, jis matyti. Girdi, tai tu čia nesišvaistyk, visi susirgs Saudo Arabijai po to. Jau kaip tik dabar jis pas visus. Ar ryktoj anksti išvarote, ne? Na jo, vėl jau čia keturis. Eik, tu savo. 900 vėl kilometrų. Na kas tau yra? Šilalės. Šilalės į Prancūziją, tai panašiai. Tai nieko nėra čia. Girdi, tai pala, tai kada parskrendi, o antradienį pirtį susitinkame? Gerai. Tai pirmadienį jau grįžtam namo, antradienį pirtį? Visas tam džipės išsieina. Girdi, tam lašalinė, jaučiu ne lašalinė jums prileido, kokį laipsnių daugiau lašalinė. Keičiamės, aš to mūsų duosiu. Į bagažinę man bent jau tokį susiraitysiu. Supratau. Nu tai ką, Hebra, davai, sveikit, laikykitės. Davai, pavisokiau, užėjus paskėl. Aš vėl aplink kemperį apsiviniuosiu. Jo, blemba blogai susirgti yra. Na, bet kažkaip atlaikys bahurėliai. Ką tu su dešrikiam? Mechanikam duosim paragauti. Greg, test. What you got here? Super power for... Protein, huh? Take 2. 2? 2. Nueinam VIP, pažiūrėsim, kur renkasi visi svečiai ir pamatysim, kas vyksta. Va čia yra tokia susitikimų salė, kur atvyksta Defenderio partneriai, rėmėjai, draugai, kurie gali čia atsisėsti,
pasimėgauti prezentaciją. Jeigu nori, čia gali aptarnauja, kaip pasakyti, visus klientus. Viską galim paragauti, kavos, nu žodžiu, viską, ko nori. Galim kalvas biškį išausim, gal skaniai būtų. Neblogai. Labai gerai. Čia kai kavos norim. Ir arbuziko. Kavos. Tai čia miksas geras. Išyksim kiečiau. Roka Bakuška and Oriol Vidalas. Opa! Dancing. Dance. It's nice, huh? Your shit also like this? Puk. No? Along? Or like this? No, bigger. Ir to išdeginsiu 5 štukas taurė. Baltas vidus. Pica! Na. Bam! Galiu tau kamerą vieną. Pim, duoti. Paremsi? Eina mano Deivą paerzinsim. Dave, what are you looking, mate? I will bring you in my car tomorrow. You sit in the back. Yeah. Like a mechanic, you know? If something happened. Pam. Jis visą dieną buvo su šitą aprangą. Įsivaizduojat, kaip kvepia ta apranga. I speak about this racing suit. Imagine what is under smell. Pažiūrim, ką čia turi biškai. We're cooking later. 7 after the podium, we're cooking pizza. Nice. Nereikės eiti į virtuvę. Priėsim ir eisim gultis. Įpersim vėliau. This is the throttles, yeah? So you've got 2 pedals. Yeah. One side is for forward, Yeah. and the other side is for back. Opa! Oi! Pizza time, I'm hungry, I want to pizza, I will eat 4 pizzas. Kuo skiriasi tipo Coca-Cola Zero nuo Cola Light? Atsakykit man į komentarus. Tipo atsigeri lengvesnis nuo to. Colas tikrai reikia pasimti, nes iš po picų reikės. Biški perdigusias šonai, nes kaitra per didelė. Here we go. Thank you. Opa. Yeah, you need to work tomorrow, so. I need to eat also. Nepamiršk kramtyti reikia. Jaučiuosi laimingas. Caffeine is problem, but Coca-Cola need to work a little bit. Just after pizza you need to drink Coca-Cola. Snaps, it's much better. Yeah, with Coca-Cola. Beer? Would be nice, yeah? No, we need to Palisėjom, bet po to vėl nepalisėsim. Tai va, tai šiandien va tiek, ką matėt bivakę, aprodėm, padiskutavom. Jeigu patiko, tikrai noriu, kad paspaustumėt like, share, comment. Ir dar tuoj atvažiuos operatorius mane išlydės iš bivako ir atvažiuos į startą. Netikėkimės, gal ir dar į finišą paspės. Tai rezime va, tokios dienos poilsio dienoj, tai tokia poilsio, žinai, tai. Bet šiaip viskas gerai, judam į priekį, laukiam kas, kur, kaip bus. Ir tuoj laukia didi diena, poryt dar didesnė, ir finišas. Tai tikėkime, kad galėsim viską pasiekti. Tai va, linkėjimai iš Saudo Arabijos, čia buvo Rokas Baciuška, /Bazuka. Iki to karto. Labas rytas, tai ką, atsikėlėm, ankstyvas rytas, pavalgėm, Oriolis rašosi kelio knygą, kokia bus. Kaip viskas seksis, žinai, šiandien ilga diena, apie 6 valandas greičio ruožas, laukia kopų, akmenų, visko miksas, tai žiūrėsim, antra pusė irgi, rytoj irgi laukia 407 km, tai tada po ryto turi maratoną, nu žodžiu, antra pusė irgi neduos pailsėti iki pat finišo, tai laukia labai dar įdomios dienos, kaip čia viskas seksis. But you are every time smiling. Like you know your face, here, look, smiling. Position. Nori arbatos? O, biškai gal norėčiau. Cukraus biškai dėjasi. Čiut jo. Kažkaip nepagaunu to. Ilga dienelė laukia šiandien. Riedėsiu. Tai jum tai ilgiau? Kodėl? 9,
Ne, 8 jūs ar kiek? O tai jums, kuo skiriasi jums? 6-2. Kaip supras? Tai mes shortcutais varom. Nu. Nu ką, esam jau prie greičio ruožo 7, startas už 20 minučių, kokį 15 minučių. Laukia ilga diena, kopų, greitų sekcijų, akmenų, žvyrkelių, keliukų. Bus įdomi diena, tai žiūrėsim kaip seksis, grįšim link vakaro jau. Kiek plius minus valandą užtruksi? Apie 6 valandas turėtume užtrukti greičio ruože. Plius minus tiek, tai nemažai. Turim reikalų normaliai. Žodžiu. Eisim gelbėt juos, paskui mane kažkaip. Ieškam akmenų, kurių čia beveik nėra. Tik šiukšlių daug. Kažkaip reikia ištraukti vieną mašiną ir paskui sugalvosim, kaip ištraukti kitą. Tai kai abi pakibusios, turim problemų, žodžiu. Aš dar pajudėjau, gal būčiau išvažiavęs visai. Va, pagalbos gausim, sutikom lietuvius, pagelbės išvažiuot, abu mus ištems ir galėsim suktis ir atgal važiuot. Situacijos rekepas, išvažiuota buvo, lietuvių pagalba vienos iš komandų, tai padėjo, ištempė Midija. Žodžiu, oi koks vėjas, dar ir tulpių audra kyla, nu žiauriai sekas. Su šitą mašiną tikrai negaliu tokioje vietoje važiuoti ir aš tą jau supratau, ta prasme, ir aš žinojau, kad čia blogai baigs ir net neapsimokėjo man važiuoti, nes aš nespėčiau. Tu ten gali važiuoti tram kiam, max, o šiam kylu reikia pravažiuoti. Iki finišo roko aš nedavažiuoju ir to labiau nebegrįžtu, tai pravalas, žodžiu. Nu šiandien visai fainas greičio ruožas. Antra diena, kai jau mėgaujuosi Dakaru. Greita sekcija, akmenuota, kopos greitos buvo. Visai fainai, labai puikiai esam čia laimingi. Po poilsės dienos pradžia biškį apsimiegojęs buvau, bet atsibudom po to vidury, tai viskas kaip ir gerai. Lekiam į bivaką, įsimaudyti ir varom vėl ir rytoj, poryt ir taip kiekvieną dieną.